Taigi sveiki atvykę į dar vieną video ir šiandien aš pristatysiu knygas, tai yra Nevykėlio dienoraštį, Domas ir Tomas ir antrą dalį Domas ir Tomas. Tai jeigu patys šis video būtinai uždėkite like ant šito video ir ant bet kuriuos aš darau ir užsiprenumeruokite šį kanalą ir paspausite ant varpelį, kad nepraleistumėte mano naujų video, o aš bėgu jums parodyti šias knygas. Tai yra Nevykėlio dienoraštis 13 dalis, Sniego tvirtovės. Štai tokia knyga. Yra Tomas Dirgėla, Domas ir Tomas, dingusios šluotos byla. Štai tokia knyga. Ir pamiršau pasakyti, kad Nevykėlio dienoraštis 13 dalis yra Jeff Kinney rašytojas, o čia yra Tomas Dirgėla ir Domas ir Tomas. Irgi tas pats rašytojas Tomas Dirgėla, jis daug knygų parašė. Tai yra Išklerusio autobuso detektyvas antra knyga, o čia yra irgi, man atrodo, pirma knyga. To dar nebuvo, dar abu yra tokios knygos, tai norėčiau plačiau jums atsisėsti ant šio pufiko ir papasakot plačiau apie šias knygas. Tai tos knygos yra labai populiarios, ypač Nevykėlio dienoraštis. Tik ką jums galiu pasakyti plačiau, kad čia yra labai įdomios istorijos. Pavyzdžiui, tokia istorija. Esu matęs filmą apie ledė įšalusį urvinį žmogų. Po 1000 metų atitirpęs jis bebuvo gyvas. Dar buvo gyvas ir čia yra kitas jo įsivaizduotas, tai mokyklos valytojas kažkodėl, kuris su šluota buvo. Tai norėčiau apie Tomas ir Tomas dingusios šluotos byla. Tai čia rašytojas yra Tomas Dirgėla. Štai labai gerai iliustruota. Iliustravo Rytis Daukantas. Įdomus vardas, įdomi pavardė. Tito Alba yra išleista Tito Alboj. Čia yra labai turinys. Tai yra mokykla kaip visos, mokykla ne kaip visos, laikraštinės grindys. O dabar tai šakės, rasta eurų 2, rasta šluotų 0, Domai ir Tomai. Nu, čia skyrių labai daug yra, va, matote, kiek čia skyrelių galiu priartinti, kiek čia labai daug skyrių yra. Tai vertėtų jums perskaityti šią knygą. Dabar norėčiau jumis supažindinti su kita Tomas Dirgėla, Domas ir Tomas, Išklerusio autobuso detektyvas antra dalis. Tai taip pat Tomas Dirgėla yra rašytojas. Tada, ką dar galiu jums? Tito Alba yra ir vėl ta pati leidykla ir iliustratorius Rytis Daukantas. Tai tas pats iliustravo abi knygas šias, Domą ir Tomą. Ir dar norėčiau apie Nevykėlio dienoraštis, dar nebaigiau. Tai rašytojas yra Jeff Kinney, labai graži knyga. Aš ją pirkau, yra 16 dalių, pažiūrėkite, kiek dalyčių, čia yra 16. Čia yra iš viso pavaizduotos 10, ne, čia 16. Čia taip, yra 16 dalių. Tai galite tikrai perskaityti jas, nes iš tikrųjų labai yra įdomios dalis. Nes ir tas Jeff Kinney dėkoja visiems jo pagalbininkams, kas rašė šias knygas. Dar iliustratorių, tai pažiūrėsiu, tai leidykla yra Presivika. Pažiūrėkite, kiek čia visokių yra paveikslėlių, kiek čia yra daug ko skaityti irgi labai rekomenduoju skaityti šią knygą, šias knygas. Tai iliustracijas nelabai randu. Irgi Jeff Kinney yra iliustracija, irgi piešia Jeff Kinney. Tai dar visos knygos nesu perskaitęs, bet priekis tai tikrai yra įdomus. Jums vertėtų šią knygą perskaityti, taip pat ir šios dar nesu pradėjęs, bet šią irgi esu pradėjęs. Tai visos 3 knygos iš tikrųjų labai patinka, labai yra geros knygos. Aš norėčiau su Domas ir Tomas biškį plačiau papasakoti dingusios šluotos bylą. Aš labai plačiau papasakoti, nes čia yra tikrai labai įdomu.
Matote, o dabar tai šakės, kokios kojos va yra, kokios kojos. Čia yra balius, valytojos kojos. Labai. Tai pažiūrėkite, ko čia tik nėra toj knygoje. Aha, o kodėl bato ne vieno nusijuokė inspektorius Kukulaitis? Koks įdomus vardas. Pirštų rodydamas į direktoriaus kojas, bet netrukus surimtėjo ir žvilgtelėjo į Valių. O kur tavo rūbo? Yra tik pusė. Valius sutrikęs atsisuko į direktorių, o šis tuo metu pažvelgė į Valių. Valytojas nebežinojo, kaip toliau išsisukti. Na, jis tiesiog nieko nežinojo, kaip toliau išsisukti, tad mintyse sukūrė planą. Tas Valius sukūrė planą, tai suskaičiuoti iki 3, visų greičių mauti iš mokyklos, užsukti namo, pabučiuoti žmoną ir sūnų, įsėsti į pirmą pasitaikiusių lėktuvą ir išskristi, pasikeisti vardą į pavardę, atidaryti kebabų kioską, po 15 metų grįžti namo ir tapti Lietuvos prezidentu. Štai šis kūrinėlis, kurį aš perskaičiu, iš tikrųjų čia yra labai juokinga knyga. Žinot, kodėl vienas skyrius vadinasi laikraščių grindys? Nu, kad dingo šluota, todėl vadinasi ši knyga, nes dingo šluota ir neturėjo su kuo grindų iššluoti. Todėl išklijavo laikraščiais, kad vaikai nepripurvintų labai grindų, nes kadangi ten labai vaikai mėgo purvinti grindis, mėgo labai vaikščioti, bėgioti, ten viską daryti. Taip pat aš manau, kad bus įdomi jums knyga ir Domas ir Tomas išklerusio autobuso detektyvas antra dalis. Tai irgi labai bus jums įdomi knyga, nes rekomendavo draugai. O vienas draugas Eitulas rekomendavo Nevykėlio dienoraštis, kadangi aš neskaitau nuo pirmos dalies, skaitau nuo ten labai senų knygų, nuo labai didelių jau dalių, todėl norėčiau jas perskaityti visas ir rekomenduoju jums labai nusipirkti. Tai čia yra Kretingos L paštas, kur, ne L paštas, atsiprašau, bet eini į paštą atsiimti ar siuntos ar ko ir yra knygynas. Ten pasiemi knygą, o kas dar yra Marijono Dovydo progimnazijoje, tai ten rasite irgi knyginę knygą. Nevykėlio dienoraštis lygtais 3 ar 2 dalis yra ten padėtos, tai būtinai nueikite, visi įsigykite šias knygas. O manau, šiam video tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Justas Meškauskas. Tai jeigu jums patiko šis video, būtinai užsiprenumeruokite šį video. Laikykite, užsiprenumeruokite kanalą, spausite varpelį, kad nepraleistumėte mano naujų video. O aš iki kitų video suklydau jau daug kartų, iki kitų video ir sakau jums visą gerą. Visą gerą.